Plazmo apokalipsė, kitaip dar žinoma kaip EMCO, arba elektromagnetinis plazma persijungimo įvykis, angliškai Electromagnetic Plasma Changeover Event, yra dar viena pasaulinio kataklizmo arba perkrovimo teorija, kurią išpopuliarino mergina iš YouTube kanalo Mia's New Pair of Glasses ir jos vaikinas vardu Brian Austin Lambert. Ši teorija gali pasirodyti gana keistoka, bet ją nagrinėjant vis giliau, pradeda labai daug kas aiškėti. Man jį pasirodė įdomi dėl sąsajų su Jasono Breširso medžiaga apie Nemesis X objektą, kuris pranašaujamas 2046 metais. Jeigu nežinote, kas tai yra, siūlau pasižiūrėti YouTube kanale Archaics. Įdomu tai, kad tiek Mia, tiek Brianas jau keletą metų yra dingę ir tikriausiai negyvi. Žinoma, tai dar nereiškia, kad kažkas su jais susidorojo, bet visa ta istorija yra labai miglota. Šiame įraše apžvelgsiu medžiagą, kurią surinkau internete, o jūs patys nuspręskite, kaip visą tai interpretuoti. Nesakau, kad viskas įvyks būtent taip, bet matricoje viskas įmanoma. Todėl tegul šis įrašas būna jūsų kritinio mąstymo pratimas. Taigi, remiantis šios teorijos šalininkais, greitu metu ateityje nutiks labai ypatingas dangiškas įvykis, po kurio danguje atsivers portalas. Manoma, kad šis įvykis pasireiškia Žemėje cikliškai ir praeityje nutiko jau ne vieną kartą. Kai kurie mano, kad tai būtent šis įvykis sunaikino Atlantidą. Portalas arba vartai tai yra plazmos sūkurys, kuris veda į aukštesnęsias egzistavimo plotmes. Kaip manoma, jis gali atsiverti tiesiai virš šiaurės ašigalio. Tačiau šis sūkurys į mūsų plotmę gali prisijungti tik tada, kaip Žemės elektromagnetinis laukas pranyksta. Manoma, kad apsauginis mūsų planetos skydas laikinai išsisklaidys po to, kaip Žemėje įvyks polių poslinkis. Mokslininkai mano, kad polių pasislinkimai arba polių inversija Žemėje nutinka dažnai. Tokie poslinkiai smarkiai susilpnina Žemės elektromagnetinį lauką. Remiantis NASA duomenimis, tai nutinka maždaug kas 200-300 tūkstančių metų. Bet manau, kad realesnis laiko tarpas ko gero yra daug trumpesnis. Kadangi paskutinis polių pasislinkimas įvyko labai senai, daugybė mokslininkų linkę manyti, kad šis įvykis gali nutikti jau labai greitai. Tai yra mūsų gyvenimuose. Kai kurie archeologai tvirtina, kad polių poslinkis kadaise sunaikino pasaulinę civilizaciją, kurios išorinius žmonių veiklos požymius matome išlikusiuose archeologinėse vietovėse visame pasaulyje. Kyla klausimas, kada ir vėl nutiks šis įvykis? To niekas negali pasakyti. Vėliau pateiksiu keletą galimų laikotarpių, kuriuos aptikau nagrinėdamas kitų tyrėjų medžiagą. Žemės elektromagnetinis laukas nėra tolygus. Tiems, kurie apie tai nežino, pietinėje Atlanto vandenyno dalyje egzistuoja magnetinė anomalija, kurią mokslininkai praminė įduba. Tai yra vieta, kurioje Žemės elektromagnetinis laukas yra silpnas. Ši anomalija nuolatos auga ir didėja. Kai kurie sako, kad tai yra ženklas, jog dar vienas polių poslinkis neišvengiamai artėja. Nors polių pasislinkimas yra visiškai realus fenomenas, idėja apie portalą danguje daugam gali skambėti kaip mokslinė fantastika. Tačiau atminkime, kad panašus įvykis yra aprašytas Biblijoje, Korane ir daugelį kitų išlikusių šventraščių. Apreiškimo knygos 6 skyriuje rašoma, kad dangus pasitrauks kaip suvyniojamas ritinys. Žinant, kad šios sistemos kontrolieriai ir prižiūrėtojai naudodami pramogų industriją mėgsta sėti mūsų pasąmonėje įvairias idėjas, nenuostabu, kad apokalipsės temą aptinkame daugybėje filmų ir televizijos serialų. Vienas iš tokių yra animacinis serialas pavadinimu Gravity Falls, kuris pažodžiui išvertus į lietuvių kalbą reiškia gravitacija krenta. Jo siužete vyksta apokaliptinis įvykis, vadinamas Weirdmagedonu, kuris prasideda po to, kaip danguje atsiveria tarpdimensinis plyšys, iš kurio pradeda plūsti anapusinės būtybės ir nustoja veikti fizikos dėsniai. Filmuke yra įmaišyta įvairaus okultinio simbolizmo, tokio kaip viską matančios akys ir kiti masoniški simboliai. Kai kuriuose epizoduose naudojami burtai, užkeikimai ir net iškviečiami demonai. Pavadinimas gravitacija krenta gali būti nuoroda į nulinę gravitaciją, nes EMCO šalininkai teigia, kad Žemės elektromagnetinio lauko išsijungimas laikinai sukels nulinę gravitaciją. Vėlgi skamba kaip mokslinė fantastika, bet kai kurie fizikai mano, kad pati gravitacija galimai yra elektromagnetizmo aspektas.
Ir reikia atminti, kad iki šiol vis dar nėra teorijos, kuri galėtų pilnai paaiškinti, kas yra gravitacija ir kaip ji veikia. Remiantis MKO šalininkų teigimu, esant nuliniai gravitacijai, daiktai, kurie nėra pritvirtinti prie Žemės, ims plūduriuoti ore ir bus įsiurbti į portalą. Jie sako, kad plazmos apokalipsė tai yra tikrasis paskutinių laikų įvykis aprašytas Biblijoje, kuomet tikintieji bus paimti į dangų. Pagrindinis serialo herojus, kurio vardas yra Diperis, galimai sufleruoja mums portalo atsiradimo vietą, visiems puikiai pažįstama Ursa Major žvaigždyną, geriau žinoma kaip didieji grįžulo ratai, arba angliškai The Big Dipper. Personažo vardas yra kilęs iš apgamo ant jo kaktos, kuris primena samtį. Grįžulo ratai yra vienas svarbiausių navigacinių žvaigždynų ir rodo į šiaurinę žvaigždę, angliškai Polaris, kuri kabo tiesiai virš šiaurės ašigalio. Turėkime omenyje, kad galimai egzistuoja du šiaurės ašigaliai, vienas geografinis, o kitas magnetinis. Žinau, kad kai kuriems klausytojams gali kilti klausimas, jeigu mes gyvename ant plokščio paviršiaus, kaip gali įvykti polių poslinkis. Archeologijoje yra užfiksuota daugybė įrodymų apie polių pasislinkimus praeityje. Ginčytis, ar Žemė yra apvali ir plokščia, čia nėra prasmės. Aptikti magnetito rodmenys visame pasaulyje rodo, kad 30 laipsnių poslinkį Žemėje įvyko jau daugelį kartų, nes po išsiveržimo auštančios labiausiai įsimagnetinančios uolienos puikiausiai išlaiko juose esančias magnetinio lauko linijas. Senovės tekstuose irgi rašoma apie litosferos poslinkius. Senovės civilizacijos bandė mums perduoti, kad jie matė, kaip visas dangus ima judėti. Ką visa tai reiškia, nuspręskite patys. Mano suvokimu, visas dangus yra holograma, už kurios slepiasi kažkokie mechanizmai. Jeigu norite sužinoti apie tai daugiau, patariu pasidomėti Charleso Forto surinktą medžiagą. Jam pavyko dokumentuoti daugybę keistų anomalijų, tokių kaip varlių lietus arba iš dangaus krentančios kūno dalys. Šimtus tokių įvykių visame pasaulyje. Savo ankstesniuose įrašuose jau kalbėjau apie 7 antspaudų pranašystę, aprašytą Biblijoje. Šifruojant apreiškimo knygos tekstą, buvo nustatyta, kad pirmasis antspaudas buvo atvertas 2020 metais. Tai sutapo su netikra viruso pandemija. Matėme baltą žirgą, vainiką ir lanką. Savo įrašuose apie antspaudus pateikiau galimą antspaudų atvėrimo periodiškumą, kuris sutampa su graikų olimpiados kalendoriumi. Kitas animacinis filmukas pavadinimu Futurama taip pat pranašauja plazmos apokalipsę ir vėl rodoma, kaip danguje atsiveria plyšys, kuris veikia kaip tarpdimensiniai vartai. Pagrindiniai filmuko veikėjai leidžiasi į ekspediciją juos ištirti ir sužino, kad artėjant prie jų elektromagnetizmo dėsniai pakinta. Pagrindinis veikėjas vardu Fry galiausiai yra pasiunčiamas į plyšį ir atranda pabaisą su milijardu nugarų, milžinišką vienaakę čiuptuvotą būtybę, pagamintą iš medžiagos vadinamos elektromaterija. Pabaisa pabunda ir kišdama savo galūnes pro portalą pradeda veržtis į žemę. Niekas negali pasipriešinti jos čiuptuvams. Manoma, kad MKO metu iš sūkurio pasileis plazmos srautai, kurie pradės suktis aplink žemę ieškodami vietų, kur galėtų įsižeminti. Kai kurie iš šių srautų galimai ras žmonių šeimininkus. Panašiai kaip pabaisa filmuke, primenanti milžinišką plazmos rutulį, bando prisikabinti prie kiekvieno. Jie sako, kad kai kurie plazmos srautai prisilies prie begyvių šeimininkų, prikeldami mirusiuosius ir atgaivindami mašinas bei kitus negyvus objektus. Būtent tai vaizduojama filmo Vaiduoklių medžiotojai scenoje, kurioje atsidaro portalas, dvasios apsėda lavonus ir net milžinišką korporacijos talismaną. Po susitikimo su pabaisa, Fry grįžta atgal į žemę su prie kaklo pritvirtintų čiuptuvu, jis liepia visiems mylėti čiuptuvus ir tampa juos garbinančios religijos popiežiumi. Žmonių protus valdančių čiuptuvų tema irgi gana paplitusi Holivudo filmuose. Manoma, kad šie plazmos srautai galimai ištrins šeimininko atmintį. Spekuliuojama, kad elektrinė plazma gali sąveikauti su mūsų smegenimis elektriniais impulsais. Mokslininkai yra nustatę, kad elektra gali būti naudojama ištrinti žmogaus protą. Terminas plazma buvo pasiskolintas iš kraujo plazmos, nes jis apibūdina medžiagos gyvybišką elgesį. Pasak fizikų,
Ši medžiaga sudaro 99,9% visos visatos. Jeigu plazma iš tikrųjų yra jusli, ar ji gali būti laikoma visagalė būtybė? Galbūt plazma yra ateivių gyvybės forma? Po to, kaip Fry konvertuoja visus į naują religiją, pabaisa atskleidžia, kad ji nori susituokti su žmonija ir perkelti ją į savo dimensiją, kuri primena rojų. Tai gali būti nuoroda į anksčiau minėtą paėmimo į dangų įvykį ir primena Biblijoje aprašytą Kristaus nuotakos idėją. Biblijos knygoje Laiškas Efeziečiams sąjunga tarp vyro ir žmonos yra lyginama su Kristumi ir bažnyčia. Anksčiau filme kariuomenė bando paleisti į portalą raketą. MK šalininkai teigia, kad elitas bandys padaryti kažką panašaus. Jie leis raketas į sūkurį, bandydami pasprukti iš šios plotmės. Esą portalo atidarymas suteikia žmonijai retą šansą pakilti ir išeiti iš šio pasaulio. Tai yra pagrindinė priežastis, kodėl jie į atmosferą paskutiniu metu purškė tiek daug kietųjų dalelių. Kad prasidėjus šiam įvykiui, galėtų sukurti dirbtinį elektromagnetinį lauką ir sulaikyti plazmą. Jie paleis dažnį, kuris sukurs apsauginį barjerą, leidžiantį jiems praskristi pro kupolo viršuje atsivėrusią skylę ir neleis žmonėms pakilti kartu su jais. Filme Futurama pasaulio vyriausybė simboliškai daro tą patį. Čia reikia paminėti, kad taip vadinami chemtrailai danguje nėra tai, apie ką žmonės galvoja. Plintančios sąmokslo teorijos ir išsigalvojimai egzistuoja tam, kad nukreiptų mūsų dėmesį ir neleistų sužinoti apie tai, kas iš tikrųjų vyksta danguje. Jie bandys paslėpti visus ženklus, kurie nurodo, kad šis įvykis artėja. Štai dar vienas klausimas. Kaip manote, kodėl visame pasaulyje jie paleidinėja tiek daug raketų? Juk ir taip aišku, kad jie nebuvo nei Mėnulyje, nei kitose planetose, nes jie nebuvo išskridę už Žemę gaubiančios skliauto ribų. Nėra jokių įrodymų, kad kosmosas, kaip jį mums pateikia NASA, apskritai egzistuoja. Bet kiekvienais metais amerikiečiai, rusai, kinai ir kitos šalys leidžia į viršų raketas. Kodėl? Pirmoji priežastis – tai, kad jie nori, jog mes ir toliau tikėtume heliocentristiškų besisukančio rutulio kosmose modelių. NASA, SpaceX ir kitos kosminės agentūros visame pasaulyje išsibarsčiusios tam, kad sukurtų iliuziją, jog tai nėra viena ir ta pati grupuotė, kuri tuo užsiima. O antroji priežastis – jie žino apie MK įvykį, todėl praktikuojasi ir testuoja naujas technologijas bei naujas paleidimo lokacijas. Jie jau ne kartą bandė prasimušti pro skliautą ir nors to padaryti jiems dar nepavyko, jų technologija su kiekvienu paleidimu pamažu tobulėja. Akivaizdu, kad mūsų protėviai ir senovės šamanai taip pat žinojo apie ciklišką pasaulio perkrovimą, nes jie ruošėsi ir planavo savo išlikimą. Pamatę pranašiškus ženklus danguje, jie imdavo trauktis į požeminius urvus. Kadangi tiksli data jiems nebuvo žinoma, kasmetinis pasiruošimas šiam įvykiui tapo kultūrinė tradicija. Bet palaipsniui ši tradicija buvo iškraipyta ir jų palikuonys galiausiai ją pamiršo. Tai mes esame tie palikuonys. Mūsų karta neturi žinių nei apie pasaulio sukūrimą, nei apie perkrovimus, nei apie nuolatos pasikartojančią genezę. Didžioji dauguma pasaulio gyventojų yra visiškai akli tam, apie ką aš kalbu savo įrašuose. Mūsų protėviai žinojo tik tai, kad šis įvykis turi nutikti tarp žiemos saulėgrįžos ir kalėdų. Kai kurie pranašai mano, kad šis įvykis gali nutikti 2046 metais, kas sutampa su Jasono Breširso Nemesis X objekto chronologija, pagal kurią šis įvykis taip pat pasireiškia cikliškai, tai yra kas 792 metus ir jo pasirodymas turi katastrofiškų pasekmių Žemės populiacijai. Pasak Jasono, Nemesis X objekto pasirodymas yra pareiškimo knygoje aprašyti 7 angelų trimitai. Galbūt ateityje apie 7 trimitų apokalipsę padarysiu atskirą įrašą. Patariu jums patiems pasiskaityti ir sulyginti su medžiaga pateikta šiame vaizdo įraše bei Jasono pateiktais tyrimais. Panašumų stebėtinai daug. Taip pat savo ankstesniuose įrašuose minėjau, kad didysis Majų kalendorius, sudarytas iš 1,872,000 dienų, kurios suskirstytos į 13 baktūnų po 144,000 dienų ir kuris buvo pradėtas skaičiuoti 3113 metų prieš Kristų, irgi baigėsi 2046 metais. Majai tikėjo, kad ilgajam skaičiavimui pasiekus pabaigą, laikas sugrius ir Žemėje prasidės demonų invazija.
Kadangi šis įvykis nutinka Kalėdų laikotarpiu, Kalėdų eglutės tradicija iš tikrųjų buvo senovės šamanų simbolis, kuriuo jie siekia perduoti šias žinias iš kartos į kartą. Ir tai yra tik vienas iš daugybės simbolių, kuriuos aptinkame skirtingose senovės civilizacijose. Nors padarai ruošiasi praskristi pro portalą ir užkirsti kelią tai padaryti mums, jie nesupranta vieno svarbaus dalyko, kad patekti ir palikti šią plotmę gali tik šviesa. Todėl net jeigu jiems ir pavyktų peržengti šiuos vartus, jie akimirksniu suskystės ir žaidimas baigtas. Sielos, kurių energetiniai kūnai yra pakrauti, atėjus laikui paliks šį pasaulį natūraliai, be jokių pastangų. Futurama filme taip pat rodoma, kad robotai negali praeiti pro portalą. Tai gali padaryti tik organinės medžiagos. Galbūt todėl jie ir deda tiek daug pastangų, kad sujungtų žmogų su mašinomis. Dar viena paplitusi idėja yra netikra ateivių invazija, kuriai sukelti galimai bus panaudota Blue Beam technologija. Norint įtikinti žmonės, visos pasaulio vyriausybės, kurios iš tikrųjų yra tik tos pačios grupuotės filialai, ims dirbti kartu, kad nugalėtų mūsų pasaulį užpuolusias tarpdimensinės būtybės. Ir kol žmonės galvoja, kad jų lyderiai kovoja su nežemiškais įsibrovėliais, norėdami juos apsaugoti, atsivėrus vartams, jie bandys pro juos pasprukti. Filme apsauginis skydas žlunga ir minėtai pabaisai pavyksta sėkmingai įsiveržti į žemę. Įdomu tai, kad centrinis čiuptuvas nusileidęs į miesto centrą primena mitologinį pasaulio medžio simbolį, kuris jungia mūsų pasaulį su dievų pasauliu. Dar vienas paplitęs ženklas yra 3 dienų tamsos laikotarpis, kuris yra siejamas su saulės padėtimi žiemos saulėgrįžos metu. Šiaurinėje hemisferoje nuo pat vasaros saulėgrįžos dienos tampa trumpesnės ir šaltesnės. Mūsų protėviams trumpėjančios dienos ir pasėlių nusilpimas simbolizavo saulės mirties procesą. Pasiekus gruodžio 22 dieną, saulės mirtis tampa pilnai realizuota. Saulė, kuri 6 mėnesius nuolatos judėjo į pietus, pasiekė žemiausią tašką danguje ir nustoja judėti. Tuomet praėjus 3 dienoms, ji pajudo į šiaurę 1 laipsniu ir dienos pradeda ilgėti. Kai kurie sako, kad padarai patys bando sukelti šį įvykį ir kad taip vadinamas didysis dalelių greitintuvas CERN laboratorijoje Šveicarijoje yra prietaisas, kuriuo bandoma tai padaryti. Juk CERN mokslininkai atvirai pripažįsta, kad jie ieško kitų dimensijų, o kvantinės kompiuterijos įmonės D-Wave įkūrėjas Geordie Rosas vienoje iš savo kalbų sakė, kad jie bando iškviesti tarpdimensinės būtybės, kurios nebus nusiteikę geranoriškai žmonijos atžvilgiu. Jis net paminėjo amerikiečių autoriaus H.P. Lovecrafto sukurtą senovinių būtybių iš kosmoso panteoną, pavadinimu Great Old Ones. Panašu, kad čiuptuvuotos būtybės dažnai simbolizuoja plazmos apokalipsę. Filme pagal Stepheno Kingo romaną The Mist, lietuviškai Rūkas arba Migla, kariuomeniai pavyksta atverti tarpdimensinius vartus, pro kuriuos ima plūsti minėti Lovecraftiniai monstrai. Šis filmas tarsi užsimena apie rūką, kuris gali atsirasti prasidėjus plazmos įvykiui. Šį rūką galimai sukels Žemės atmosferos lygio sumažėjimas, kuris įvyks, kaip Žemėje neliks elektromagnetinio lauko. Žmonės teigia, kad atsitiks ir daugiau dalykų. Manoma, kad sūkurys įsiurbs visą aplink esančią šilumos energiją kaip juodoji skylė, sukurdamas sušaldyto oro viesulą, kuris pavirs į didžiulę audrą, akimirksniu užšaldančią viską savo kelyje. Jie sako, kad didžioji dalis pasaulio vandens bus įsiurbta į sūkurį, dalis jo praeis pro audrą ir virs milžiniškais ledo krituliais, o neužšalęs vanduo nuo danguje esančio sūkurio taps radioaktyvus ir virs raudonų kraujo lietumi. Nors tai kiek primena Jasono Breširso pateiktas išvadas, kurios yra susietos su 6 antspaudo atverimu, tai yra 2 skirtingi įvykiai. Jasonas pranašauja, kad 6 antspaudas arba Fenikso fenomenas turėtų nutikti 2040 metų gegužės mėnesį, o Nemesis X objektas pasirodys 2046 metų lapkričio arba gruodžio mėnesį. Plazmos apokalipsės kulminacijoje į Žemę lyg žaibas pradės trankyti dar didesni plazmos spinduliai, kurie suskaldys kalnus ir išražys naujus kanjonus. Kai kuriuose vietose plazmos spinduliai suskystins Žemės plutą, sukeldami purvo potvynius, kurie palaidos ištisus miestus.
Ši įvykio dalis labai primena Apreiškimo knygos 16 skyrių. Pasibaigus polių poslinkiui, elektromagnetinės Žemės laukas ir vėl stabilizuosis ir portalas užsivers. Mažai kam pavyks pakilti, dauguma žus, bet kai kurie išliks. Dauguma išgyvenusių prisiminimai bus ištrinti ir liks tik keletas, kurie viską prisimins. Žmonės, kurie atsimins, bandys užfiksuoti tai, kas nutiko, iškaldami simbolius akmenyje, kaip tai kadaise darė mūsų protėviai. Kai kurie iš jų sudarys slaptas grupuotės ir bandys panaudoti savo žinias, siekdami naudos. Kiti jas skleis laisvai ir kurs tikėjimo sistemas. Jie taps naujaisiais lyderiais. Visas tas šlamštas, kuris buvo išmestas į dangų, nukris atgal į žemę, suteikdamas išlikusiems užuomeną apie jų praeitį ir medžiagas, iš kurių galėtų atstatyti civilizaciją, o mašinos, kurios atgijo įvykio metu, ir vėl stovės be gyvybės. Planeta, kuri dabar knibžda elektros energiją, bus puikia aplinka naujai gyvybei. Žmonės, augalai ir gyvūnai pradės augti didesni ir jų gyvenimo trukmė pailgės. Jų vaikai gims turėdami antgamtinių sugebėjimų. Praėjus keliems tūkstančiams metų, energijos perteklius bus sunaudotas ir viskas sugrįš atgal į savo vėžes. Tuomet ciklas kartosis. Tai primena garų skliauto biosferą, apie kurią savo tyrimuose kalba Jasonas. Tik jis sako, kad garų skliautas pradės formuotis po 2040 metų kataklizmų. Plazmos apokalipsė yra griaunanti ir kurianti jėga. Vienur jie atneša mirtį, kitur vyksta gimimas. Galbūt tai yra simuliacijos perkrovimo mygtukas. Ir galbūt ši teorija daugam gali skambėti absurdiška ar net juokinga. Apsidairykite aplink ir gerai įsižiūrėkite į šį pasaulį. Pabandykite patys sujungti taškus. Daugybė pasaulio religijų apibūdina panašų įvykį, kurio atmintis yra paslėpta kažkur giliai kolektyvinėje pasąmonėje. Galbūt mums atėjo laikas padėti savo skirtumus į šalį ir pradėti dirbti vieningai, kad galėtume surinkti išsibarsčiusios dėlionės daleles ir sudėti jas kartu. Atėjo laikas nustoti ginčytis dėl to, ar žemė yra apvali ar plokščia. Gana ginčytis dėl to, kuris lyderis yra geresnis. Gana ginčytis, kuris iš mūsų yra teisus. Visas tas susiskaldymas ir pasidalinimas pasaulyje tikrai nėra organiškas. Jis yra sukurtas tam, kad neleistų mums priartėti prie tiesos ir išsiaiškinti didžiasias pasaulio paslaptis, kurias kontrolieriai laiko paslėptas nuo mūsų. Kad ir kaip nekęstumėte padarų ir šlykštėtumėtės jų žiaurumu, šaltakraujiškumu ar manipuliacija, privalote pripažinti, kad jiems puikiai sekasi dirbti vieningai ir šiuo aspektu jie ženkliai lenkia mus. Biblijoje rašoma, kad artėjant paskutinėms dienoms ženklų vis daugės. Akivaizdu, kad pasaulyje šiuo metu vyksta iki šiol mums dar nematyti dalykai. Viskas juda taip greitai, kad daugeliu iš mūsų tai kelia nerimą ar net baimę. Esu čia tam, kad praneščiau jums, jog nėra ko bijoti, draugai. Laikas susiimti save į rankas ir sugrįžti į prigimtinę vienybės būseną. Ir tai sakydamas, turiu omeny pirmiausia ugdyti vienybės požiūrį patiems, o ne dairytis aplink ir teisti kitus. Dalis žmonių yra beviltiškai pasmerkti ir neatsibus niekada. Tai kam švaistyti savo energiją, bandant įtikinti negyvėlius? Kiekvienas žmogus yra mūsų paties atspindys, todėl pradėkime keistis nuo savęs ir tai galiausiai ims atsispindėti mūsų aplinkoje. Praeityje jau esu sakęs ne kartą, kad mes esame čia ne tam, kad išgelbėtume šią planetą, nes galbūt tai, apie ką kalbu savo įrašuose, iš tiesų yra raktas iš šio persikūnijimų ciklo. Niekada nenustokite tikėti, net jeigu tikėti nėra ko. Viena yra aišku, realybės filtras pamažu byra į šipulius. Tiems, kurie kiaurai permato šią iliuziją, atsiskleidžia vis naujesni realybės sluoksniai, kurie dar labiau įtraukia, skatina žingeidumą ir priverčia pamiršti visus tarpusavio nesutarimus. Asmeniniai interesai išblėsta ir su kiekvienu žingsniu pamažu imama judėti link vienybės. Suvokti nesuvokiamą galima tik tai atmetus ribojančią pasaulėžiūrą. Dėkoju Jums už dėmesį. Jeigu šis įrašas Jums patiko, tuomet galite padėti šią informaciją pasiekti daugiau žmonių, pasidalindami juos su kitais. Taip pat, jeigu turite kokių nors įžvalgų ar minčių, galite palikti komentarą po šių įrašų.
Nesakau, kad viskas, ką pateikiau šiame įraše, yra tiesa, bet ir nieko neatmetu. Tarp įvairių teorijų ir pranašysčių tiesa tikriausiai slypi kažkur per vidurį. Galbūt šis vaizdo įrašas pasieks žmogų, kuris įžiebs kibirkštį, padėsiančią nuversti pirmąjį domino kauliuką. Jeigu norite paremti mano kanalą, tuomet galite tai padaryti prisijungdami į mano paskyrą Patreon platformoje, kurios nuorodą rasite aprašyme po šiuo video. Ten rasite ir daugiau vaizdo įrašų, straipsnių, filmų, vaizdų už kadro ir kitos medžiagos. Prenumeruokite kanalą, jeigu norite pamatyti ir daugiau panašių įrašų. Širdingai dėkoju visiems kanalo rėmėjams ir klausytojams, o šiam kartui tiek. Iki.